Kelionė į Tokiją prasidėjo nuo kelionės autobusu iš Vilniaus į Rygos oro uostą. Iš ten labai greitai apsauga, daiktų patikrinimas ir įsėdimas į lėktuvą, kuris skrenda į Helsinkį. Man pasisekė ir persėdimai buvo ganėtinai trumpi. Helsinkyje vos porą valandų, kad patekčiau į lėktuvą, kuris skrenda tiesiai į Tokijo. Visų pirma, aišku, Ryga Helsinkis ir čia labai mažas ir labai purvinas lėktuvas. Rygoje tuo metu snigo ir buvo tokia šlapdriba, kad langas visas buvo apterliotas ir tas vaizdas, kuris pro jį matosi, netoks gražus. Thank you. Bye. A, B, C, D on this side and the rest on that. Bye. Thank you very much. Bye. Goodbye, thank you. Trumpas 9 valandų skrydis ir jau Tokijo 10 valanda ryto, saulėta, 3 laipsniai šalčio lauke. Aš manau, kad labai greitai apsiforminsiu ir bus galima pradėti kelionę. Hello. Aero muziejum. Okay. Įdomus įvykis su šituo vairuotoju. Informacija man pasakė, kad būtent šis numeris važiuoja ten, kur man reikia. Ir aš lipau, paklausiau, ar jis važiuoja į Aero muziejum. Ir jis man pradėjo kažką rodyti lentelėje, su laiku kažką aiškinti. Aišku, visą tai darė japoniškai, nelabai supratau. Galų gale mes išsiaiškinom, kad man reikia tiesiog susimokėti už kelionę ir išlipti ten, kur aš noriu išlipti. O aš keliavau čia būtent dėl šitų vaizdų. Miegojimas viešajame transporte metro yra turbūt dar viena Japonijos legenda ir ten žmonės miega. Kaip matote, šitas vyrukas nusmigo, o kaip nemiegosi, kuomet tau po kojomis yra šildoma ir ta šiluma persiduoda į sėdynę. Belieka tik tai užsnūsti ir sau laukti bemiegant savo kelionės tikslo. Čia matote netoli Shinjuku stoties esantį tiltą ir ten lapsą nuo jo.まもなく16番線に各駅停車三鷹行きがご乗車ありがとうございます。Japonijos metro yra dar vienas reiškinys, kuris vertas atskirų komentarų. Čia daug nieko nepasakosiu, pasižiūrėkit, kaip mojuoja rankomis traukinio palydovai ir net nežinau, ką visi tie mojavimai reiškia.
bandysiu apsilankyti prekybos centre, kuriame kažkaip reikės parodyti, paaiškinti ir nusipirkti tai, ko reikia. Nedaug kas čia kalba angliškai, jie dėl to problemos nemato. Tai pažiūrėsim, ar tai bus iššūkis, ar jie supras, ko aš noriu ir ar greitai pavyks gauti. Dar 2 dienas liko man, tai reiktų jas kažkaip įdomiai praleisti. O ne tik nemiegot naktį ir pradėti miegot dieną. O, 乾燥わかめ、こちらへどうぞ。 atrodo, kad pavyko. Okay. Čia turbūt geriausias pavyzdys tų dalykų, kas vadinasi nereikalinga profesija arba nereikalingas darbas, kai čia yra tvarkomi keliai, o žmonės, du atsistoja vienam gale, kitas kitam, reguliuoja eismą. Ir atrodo visiškai Lietuvoje tai būtų savaime suprantama, kad to daryti nereikia, o čia žmonės dirba ir jaučiasi esas reikalingi. Eidamas į vieną prekybos gatvę, pamačiau įvairių riešutų ir visokiausių kitokiausių valgomų dalykų parduotuvę, kur, kaip suprantu, jie negaminami, bet išrūšiuojami ar kažkaip paruošiami prekybai ir čia vietiniai tiek turistai gali jų nusipirkti. Rūšių labai daug, kai kurių nežinau ir turbūt pabijočiau valgyti. Šiandieną turiu tikslą aplankyti bent 3 vietas žymesnės. Tai pirmoji, šalia kurios tikiuosi jau esu ir ji yra kairėje. Tai yra prekybos gatvė, turbūt taip galima pasakyti. Bent jau iš to, ką mačiau ir ką skaičiau. Tai čia yra prekiaujama gatvėje viskuo ir tiesiog ten daug žmonių ir visi kažką daro. Aš nežinau, kas yra viduje, bet panašu į kažkokią košę ir vaisius. Atrodo žuviškai. Šita varna kaip toks sarginis šuo čia stovi ir karksi.
以前お伝えした JR の高架下のついに耐震補強工事、ついにこちらの店舗も順番が来まして、明日からも営業できなくなります。昨日まで1週間やってた半額セールを最後に一切中止いたしまして、ただいま店頭店内の本日全てのバッグ、ブランドバッグ全商品が3000円に変わりました。さあ、有名デパートや百貨店さんなど行けばね、まだ割引してない商品、もう今日はどの定価の高いバッグでもね、最後はなんと全品が3000円。 Nežinau, kas tai parodė į tuos Shell. Galbūt čia tos džiovintos yra, bet kainos tai tikrai įspūdingos. 38 900, aš dalinu iš 100 ir maždaug tiek gaunasi euro. Aišku, čia labai grubiai, bet toks pakelis beveik 200 eurų. Oh yeah. Nežinau, kas tai, bet kartu panašu į tarakonus. Didelis ir keptus. Yes, please, kebab. Kvepia žuvim, bet man tai yra visiškas kosmosas, nes nežinau nei kokios čia žuvis, nei ką su jom daryti. Bet spėju, kad viskas šviežia. Antras šios dienos tikslas Akihabara. Ir kaip spėju, čia yra dar didesnis univermagas, nei buvo vakar. Pažiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. Bet prieš tai smagioji dalis, tai yra reguliuotojai. Štai atsistoja 3 žmonės, netgi 4. Pasirodo, kad čia yra visi 9 aukštai ir dar B6, vakar lankiausi 5 aukštų, šiame univermage, čia visi 9. Na ką, bus smagi atrakcija pasivaikščioti ir pažiūrėti, kas ką siūlo. Po centro yra elektromarktai Rūko kamputėje, palyginus su to, kas čia yra. 600 fiksas. Nekoro 600 fiksas F4. 328. Sigma 504. Penkišimtinis F4. Čia turbūt 200-tinis, ne, 300-tinis 28, 400-tinis 28. Va, kaip čia gėrio. ぜひこちらのお得なスマートフォンも車輪の窓を Akihabara yra visų technologijų, žaidimų ir šiaip geimerio fantastikų vieta, kur jie jaučiasi turbūt kaip namuose.
čia man neleido nei fotografuoti, nei filmuoti, o kuomet neleidžia, tu nori dar labiau tą padaryti. Ir atrodo, kad čia yra visų žaidžiančių, lošiančių meka. Garsas toks, kad susikalbėti neįmanoma, o lošiančių ir žaidžiančių ten tikrai netrūksta. Rūkyti galima viduj ir atrodo, kad jie tiesiog ten gyvena. Pasivaikščiau, pasižiūrėjau ir supratau, kad tokio gyvenimo aš tikrai nenoriu. Dar vienas dalykas, kurio nesuprantu, kažkaip atrodo, kad jie čia apsikeitinėja šitais modeliais. Šitie modelių kolekcininkai ir daro mainus. Do you need help? What are you doing here? Is just exchanging photos? Or? Yes. It's a Japanese idol group, and then they're exchanging photos. Everybody's doing. So you collected photos. What's the people here? Who's that girl? Those are the AKB48 girls. Okay. It's an idol group in Japan. Okay. Wow. How many photos is it all? I think there's 322. Wow. Yeah, there are so many girls. So your goal is to collect everything. To have Well, it everyone. depends on the people, but some people are just looking for the girl who they like, and then some people are collecting. They have total 5 groups, different groups, and some people are just collecting one group, girls. Okay. So it depends on the people. And it happens every day. You are Well, meeting. it happens like a month, once in a month. Okay. So Yeah. that's today is today. Yeah. All right. Thanks. HKT は博多はこれだけです。りょうちゃん。これは自力ですね。一緒あと2枚だ。あと2枚だよ。あと2枚。もう一回試してみる。河原と誰がいいでしょう。ユーナ来てます。山内ユーナ。持ってたの？カッパちゃんも持ってたやつ。もう水上版ね、10枚ぐらい買って。これ全部水上版のついてるんですよ。
出た、ごまかされましたね、そこでね。なかなかいいね。あ、ゆいはんだ。まあ、ゆいはんだよ。僕だ。なんか今田でさ、これ変えてくんないですか。動かんでっつの。いや、今田だちょうどレート合うよ、これ。Šibujo stotis ir čia turėtų būti ta legendinė sankryža, per kurią eina tūkstančiai žmonių vienu metu. O, štai jie. Pažiūrėkim, kaip visą tai atrodo gyvai. Paskutinė naktis Tokijoje ir atėjo laikas apibendrinti šią trumpą, bet visai smagią kelionę. 5 naktis, 6 dienos, kurias čia praleidau, man visai patiko ir jau galimybę dar kartelį pasimėgauti tuo garsėja Japonai, jų punktualumu, jų noru padėti, jų viskuo, kas yra gera ir kas yra malonu matyti. Tokio Skytree yra fone ir kažkas šviečia čia, tiesiai virš mano galvos, šalia manęs, kuris tas daiktas ir ten šviečiantis ekranas skaičiuoja dienas likusias iki olimpinių žaidynių, 2020-ieji Tokijai priklauso ir 1272 dienos jiems liko. Laiko pakankamai, kad galėtų pasiruošti, beje, kalbėjau su vienu japonu, jis taip pat sakė, kad jo, pas mus bus olimpinės žaidynės ir mes dėl to labai džiaugiamės ir ruošiamės joms. Bus įdomu pamatyti, kaip čia viskas atrodys, tikiuosi, kad daug geriau nei buvo paskutinės. Nežinau kodėl, bet 3 McDonald'uose nenorėjo priimti kortelės, tiesiog jie priima tik tai grinus, taip kad likau nustebęs, nes iki šiol visur, kur tik buvau, laisvai galėjau atsiskaityti kortelę. Beje, Burger Kingas irgi pasakė, kad ne, mes priimam tik tai grinus. Kažkokia belė ar kažkaip kitai besivadinantis lesyklėlė, jie sakė, okei, priimam, taip kad šiek tiek neigiamų karmos taškų McDonald'ui. Aš tikiuosi, kad rytoj traukinių stotyje, Nippori traukinių stotyje man leis atsiskaityti kortelę perkant bilietą traukiniu į oro uostą, nes aš grinų nebeturiu ir tikiuosi, kad nereikės galvoti, iš kur jų gauti. Taip kad dar hostele pasiklausiu, ar galbūt jie žino, ar gali pakeisti, ar galima ten atsiskaityti, jei ne, teks galvoti, kaip jų gauti. Japonija, kaip visada, yra šalis, kurią nori aplankyti, kurios per kelias dienas neapvaikščiosi ir nepažinsi, jo labiau tokias ne Klaipėda, ne Vilnius, ne Šiauliai. Daug žmonių, didelis miestas ir daug lankytinų objektų, taip kad visiems rekomenduoju. Jeigu norite tos tokios gražios ir pozityvios energijos, pasisemti iš žmonių, iš jų noro padėti, iš punktualumo, iš preciziškumo, atvykite į Japoniją ir visą tai galėsite jūs čia pamatyti. Stebins, vers teltantakius, bet iš
tos maloniosios pusės, nes tai žavi ir tai norisi, kad bent dalelytė būtų perkelta į Lietuvą. Taip kad apsilankykit ir jei ne Japonija, tai kažkur kitur. Keliaukit, mylėjai, pasaulis mažas, bet jame vyksta didūs dalykai. Pirmadienio rytas Tokijuje ir viskas, ką reikia padaryti, tai sėkmingai su keliais sustojimais nuvykti į oro uostą, sulaukti savo skrydžio iki Helsinkio, iš Helsinkio labai greitai perbėgti į skrydį į Rygą ir tuomet dar greičiau iš Rygos oro uosto nusigauti iki autobusų stoties. Jeigu pagalvoju į tą vienintelį autobusą, kuris man tinka pagal laiką, nubaukia mano kelionė į Vilnių ir tuomet dar daug papildomų valandų teks praleisti Rygoje ir pirkti naują autobuso bilietą. Aš tikiuosi, kad viskas bus sėkmingai ir Vilnių aš pasieksiu tada, kada aš esu suplanavęs jį pasiekti. Man atrodo, mano kelionė kainuos 340 jenų iki pagrindinės stoties, iš kurios traukinys važiuoja į oro uostą. Ir mano kortelė yra 250 jenų. Žiūrėsim, kaip čia bus galima susisukti, kad neapgaudinėjant sistemos, nusigauti ten, kur reikia, nes ją papildyti minimum galima likti 500. Aš turiu tik tai 180 kapeikomis. Bet yra kitas dalykas, galima tą kortelę, su kuria keliauju, grąžinti. Miega apsauga, miega apsauga.
kada pamatė mano didžiulę kuprinę prikrautą ir paklausė, ar aš turiu registruotą bagažą, pasakiau, kad neturiu, noriu pasimti viską su savim. Pildė registraciją ir po to sako, davai pasveriam. Sakau, gal nesveriam, nes vis tiek viršiu svorio. Tai viskas baigėsi to, kad nuėjo pakalbėti su vyresnė atėjo, man sako, ei, turi per didelę, per sunkę ir dink iš čia. Arba neškit čekiną. O aš kadangi čekino nenoriu, kuprinė pilna technikos, tai žiūrim, kiek sveria. 16,7 viena kuprinė. Ir pridedam dar likutį. 27 kg keliauja su manim, dar jeigu pridėtume šitą kamerą. – 30 kg. Tai va, tiek noriu prasinešti į saloną ir man pavyks. Nujaučiau, kad bus tokia situacija ir pasiėmiau atsargiai antrą kuprinę, į kurią susidėjau viską, kas buvo sunkiausia, objektyvai, kameros, fotikai ir taip toliau. Palikau ją štai tam vyrukui. Sakau, pasaugok, noriu pasidaryti čekiną. Ok. Tai nuėjau su daug vizualiai mažesnė kuprinė ir pataikiau pas tą, kuri ne pas pirmąją, o pas kitą check-in registratorė ir to net neprašė pasverti ir davė boarding pasus ir sistema apgauta. Galėčiau atiduoti check-iną, tiesiog žinau, kad gali būti nuostolių ir objektyvai, kad ir saugiai supakuoti minkštai, jie ten gali būti apmėtyti, apdaužyti ir kad šito išvengčiau, jau geriau pasidarysiu šiek tiek sistemos apgavimą ir prasinešiu viską rankose. 2 kuprinės, tikiuosi viskas bus ok. Helsinkis Rygas skrydis bus labai mažam lėktuve, tai aš tikiuosi, kad viskas bus ok ir mane praleis. 50 minučių turėsiu prabėgti iš vieno terminalo turbūt į kitą, arba užteks tik tai vartus pakeisti ir bus valio. Tikiuosi, kad Fineiras nevėluos išskristi ir viskas bus on time. Dešimties valandų skrydis Tokijas Helsinkis. Tikiuosi bus įdomu. Sėdžiu pačiam gale prie lango. Hello, good morning. Your seat number 58. Tai kas būna, kada pradeda leisti nuo galo, nuo pradžių, tada stoja viskas. Thanks. Good morning. Hello. Oh, well, you have a nice... Yeah.
Kiitos, hei. Bye bye. Thank you. Vėliausias skrydis, kurio tikėjausi, kad mažiausiai vėluos ir visą kelionę iki Vilniaus žlugo. Žiūrėsim, ką pasiūlys ir kaip teks nusigauti bent iki Rygos, o galbūt pavyks gauti skrydį į Vilnių. And there is That one you need to contact Finnair to get some. Bilietas į Rygą, išvykimas 22:10. Galvodamas apie tai, koks skrydis man gali vėluoti, tai daugiausiai šansų dėjau tam, kad nesuspėsiu iš Rygos oro uosto nuvažiuoti iki autobusų stoties. Nes tarpas tarp nusileidimo ir autobusų išvažiavimo laiko buvo nepilna valanda. Paskaičiau, kad man reikės 15 minučių nusigauti nuo lėktuvo iki autobusų stotelės ir tuomet autobusas nuveš iki autobusų stoties ir dar turėsiu 9 minutės įlipti į man reikalingą autobusą, jeigu viskas vyks laiku. Ir mažiausiai tikėjausi, kad pavėluos tas skrydis, kuris bus pirmas, tai yra iš Tokio į Helsinkį. Dar specialiai pasitikrinau, kai buvo praeiti skrydžiai, tai visi praktiškai atvykdavo laiku ir jokio vėlavimo. O šiandieną, kaip tyčia, mano skrydis vėlavo beveik valandą, iš pat pradžių šiek tiek didžiąją dalį, tiesa, iš oro uosto, kol išvažiavome į pakilimo taką, tuomet dar ten reikėjo praleisti 7 lėktuvus, kol jie pirmiau pakils. Taip ir gavosi, kad išskridome valandą vėliau. Aš turėjau lygiai 50 minučių persėsti Helsinkyje iš lėktuvo Tokijos Helsinkis į Helsinkis Rygą, tai ta valanda praktiškai panaikino visą tą skirtumą ir mano lėktuvas išskrido be manęs. Jau lėktuve mums pasakė, kad tie, kam nepavyks, tai bus kiti variantai pasiūlyti. Kai kuriam pasakė, kad jūs tik nusileidus bėkite iš karto jums reikalingą lėktuvą, jūsų turėtų palaukti, netgi specialiai persodino į business klasę, kad jie galėtų greičiau pasiekti jiems reikalingą lėktuvą. O aš neskubėdamas susižinau, kas kur, gavau lapą su pasiūlymus šiandieną skristi į Rygą 22:10. Bet toks variantas man realiai netiko, nes tuomet tikrai nebūčiau suspėjęs į paskutinį autobusą, kuris važiuoja į Lietuvą ir tada naktis būtų Rygos oro uoste. Na, užsiaiškinti, kokios yra alternatyvos, tai vėlgi, alternatyvų daug negalėjau pasiūlyti, nes mano galutinė stotelė yra Ryga, o tai, kad aš noriu atsidurti Vilniuje, jiem iš tiesų nelabai rūpėjo, kas yra natūralu. Tai svarstydami visokiausius variantus su Finnair serviso darbuotoja, galvoju, jie tiksliau man pasiūlė, sako, arba gali skristi į Rygą, ten praleisti naktį, arba kažkaip pasiekti Vilnių, arba skristi į Taliną ir ten praleisti naktį ir ryte iš Talino, jeigu nėra kitos galimybės, tą patį vakarą pasiekti Vilnių. Tiesa, iš Rygos šiandieną skrenda vakare į Vilnių lėktuvas, bet tą skirtumą man būtų reikės susimokėti pačiam ir tai yra lygiai 150 eurų
už kelionę iš Rygos į Vilnių. Gal ačiū, ne. Ir tuomet galvojau dar vieną variantą, sakau, o jeigu aš noriu iš Helsinkio tiesiai į Vilnių, ok, sako, bet yra skrydis tik tai rytoj. Jie gali padaryti bet kokį variantą, jeigu tai yra Finnair kompanija. Tai tuomet galvojau, ar miegoti Helsinkyje, ar miegoti Rygoje. Kadangi Helsinkė dar nesumiegojęs, tai pasirinkau Helsinkę. Tai rytoj ryte bus tiesioginis skrydis iš Helsinkio į Vilnių, per piet būsiu Vilniuje, aišku, šiek tiek viskas užsitempė ir pasikeičia šiek tiek mano planai, bet aš manau, kad tai yra geras variantas, kuris man puikiai tiks. Turėsiu daug laiko čia pasidaryti tuos darbus, kuriuos būčiau pasidaręs namuose. Ir už vėlavimą dar davė 17 eurų nuolaidų kuponą, kurį galima išleisti čia bet kurioje parduotuvėje. Kiek pasižiūrėjau kainas, daug kas čia man neišeis, jeigu sumuštinis kainuoja 10 eurų, akivaizdu. Tai toks variantas, o naujas skrydis į Helsinkis Vilnius, bent jau pagal tai, kokias kainas nustato, tai jis kainuoja beveik 200 eurų ir man tai kompensavo. Džiaugiuosi tokiu servisu ir viskas ok. So far, so good. Finnairas nepasakė tavo problemos ir daryk, ką nori. Viskas buvo gerai. Ramiai pakalbėjom, išsiaiškinom kokios galimybės ir pasirinkau tą variantą, kuris man buvo geriausias ir bent jau šiek tiek patogesnis nei galėjo būti. Pats Finnairo skrydis iš Tokijo į Helsinkį pakankamai nuobodus, tik tai kartais buvo įdomu stebėti, koks yra vėjo greitis, kuris duoda į lėktuvo nosį. Tai buvo ir 120 ir 140 km per valandą vėjo greitis. Tai akivaizdu, kad ta valanda su trupučiu, kuri praleidžiama ilgiau skrendant atgal nei Helsinkis Tokijos, yra būtent dėl to vėjo kaltės. Ir apskritai, jeigu kas pastebite, tai dažniausiai į kažkurią pusę, pirmyn atgal, į kažkurią pusę skrydis būna trumpesnis nei į priešingą pusę. Ir visa tai yra tik tai dėl vėjo ir dėl to lėktuvai užtrunka ilgiau. Šiandien ryte pasižiūrėjau, kad lyg tai nematau savo dangtelio objektyvo. Galvoju, kur jis galėtų būti. Prisiminiau, kad vakar čia filmavau savo pasivažinėjimą dviračio. Ir kasgi čia? Ačiū. Labai trumpas skrydis iš Helsinkio į Vilnių. Kažkodėl stiuardesė pasakė, kad aš turiu ištrinti tą video, kurį filmavau įeinant į lėktuvą, nes jie neleidžia fotografuoti įgulos ir keleivių. Pirmą kartą.